kai tik tai nori padaryti kažką daugiau, ane, kai tik tai užeini už tų savo rėmų, tenais iš karto įsijungia pamokos. Ane? Nes tavo yra vat rėmai, tu čia būk, tik tai užeini už savo galimybių ribų, iš karto įsijungia ir aš juos matau kaip tokius kaip sargus, kaip, vat, žinai, kaip būdavo filmuose arba kažkur knygose, nori praeiti šitą tunelį, įmink myslę, būdavo kažkoks sargas. Tai čia reikia garantuotai taip pat. Turime, aš per save mačiau, aš per savo klientus matau, jisai nori ten, o tenais yra sargas ir ten yra pamoka. Ne? Ir tad kokia gali būti pamoka, kad pavyzdžiui, tu veiki savo dabar saugioj zonai, uždirbi, nesvarbu, 50 000 eurų per metus, 100. Ar ne? Ir tu tada, kaip ir norėčiau daugiau, bet kažkokios tokios staminos, žinai, norėčiau ir ką padaryti dėl to, kad norėtum. Ne, nu aš ten biškai pabandžiau, bet man nepavyko. Įsitikinimai, labai dažnai vat, yra baimė, bet baimė visą laiką jinai yra vat, tas sargas. Vat tas yra, vat ta baimė, po baimė yra kažkas, tai po baimė visą laiką slepiasi. Po emociją, nes baimė, ne, baimė, nerimas, pergyvenimas, visa tai yra emocijos. Ir už tos emocijos slypi programa. Tai vat mes per hipnoterapiją, per darbą vat, su žmogum, mes, ne, sakau, kodėl tu nedarai, vat kažkaip tik tai pagalvoju apie tai ir, vat, nežinau, žinai, buvo, visi yra patyrę, kada klausė, o kodėl to nedarai, vat net suka, ane, net, žinai, vat pilvą suka, vat kažkur, nes viskas, kas vyksta, yra čianais, ane, visam torse. Ir tada už tos baimės ir slypi kažkokia, pamoka arba kažkoks įsitikinimas. Kodėl tu tenais bijai? Įsijungia baimė. Dabar uždirbi saugiai, vat saugiai dirbi, saugų darbą turi. Kažkaip, ne. Kai tik tai pradedi uždirbinėti rimtus pinigus, jau nebesaugiai, bet ir įsijungia baimė, ten kažko tai bijau daryti, tai įsijungia tokie kvaili, oi gal tokie. Kokia gali būti baimė? Ir gali po baimės slėptis netikėta programa. Pavyzdžiui, ta, kurią mes išmokom iš tėvų. O ką mūsų daugelis tėvų girdėjo, kas yra tenais verslininkai, kas yra tie, kurie daug uždirba, jie yra sukčiai, jie yra apgavikai arba, dar kažkokie tai tokie. Nes tuo metinėje santvarkoje tai buvo, kad ten kažką spekuliantas, o verslininkas tai yra spekuliantas. Ir jeigu tavo tėvai taip, geriau būti laimingu negu turtingu, čia mes nieko, mes vat sąžiningi žmonės, o ne kažkokie tai ten spekuliantai. Ir pas tave viduj, tugi klausai tėvų, nes tėvai yra vaikam autoritetai. Ir tu autoritetas ką pasakė, ir tu viduje padarai tokį yes master. Tai įdomiausia yra dirbti su tai žmonėm, kurie jau supranta, kad, kurie turi, didelį norą. Vat noriu, einu, nudegiau, grįžau. Bandau, vat nesigauna, vat noriu ir ieškau. Tai įdomiausia dirbti su tai žmonėm, kurie jau ieško ir kurie yra supratę, kad nuo jų pačių priklauso jų rezultatai. Kada yra žmogus, kuris turi siekį, noriu, kad kažkas mane gyvenime būtų vat taip. Bet taip nėra. Jis neturi to rezultatų, bet jisai nori. Ir jisai jau pabandė keletą būdų, kaip tai padaryti. Tai tada mes žinom, vat kaip ir kalbėjom, pinigų klausimą nori išspręsti, santykių klausimą atrodo. Aš nesu santykių ekspertas, man tokių nereikia būti. Labiau aš dirbu su žmonėm, kurie ambicingi, kurie siekia, kurie nori, nes aš tą suprantu. Aš toj pačioj erdvėj pats buvau ir esu. Ir kuo man labai patiko hipnoterapija, nes kiekvienos sesijos metu mes identifikuojam ir sprendžiam vieną labai konkretų atvejį. Mes neminkom jį, o kaip tu ten pasijautei, bet tu supranti, nėra to. Aš labiau esu coachas, aš labiau esu vedlys. Žmogus ateina ir aš jį gaidinu per procesą, ar ne? Taip elementariai vyksta, ateina žmogus, sako, esu samdomas vadovas ir
noriu verslą savo, aš ten taip puikiai viską suprantu, vat noriu savo verslą, bet, vat tik pagalvoju, man silpna darosi. Vat labai noriu, bet vat silpna. Super, kaip vyksta reali sesija? Ir ta hipnoterapija, žodis, ir, jisai baisus, aš girdėjau, kad baisus daugeliu, man kaip jis nebaisus, tai aš jį adekvačiai suprantu. Aš neįeinu į tą pasąmonę, aš tiesiog vedu, kad pats žmogus pasąmonė, pamatytų, o dabar mes ten einam ir ką tu ten matai, matau tą, okei, tai dabar ženk žingsnį į kairę, žengiau, ką dabar matai, matau ten tunelį, eik juo. Taip nevyksta, bet pavyzdys navigacijos. Ir kaip būna, ateina žmogus, jisai sako, noriu verslą, esu vadovas samdomas, bet nedrąsu, baisu, nežinau nuo ko pradėti, super. Ir sesija vyksta taip, jinai emocijos visą laiką parodo, konkretų situaciją, ką tu jauti, klausimas, ką tu jauti, kaip vyksta sesija, ką tu jauti, galvodamas apie savo verslą. Oi, net užspaudžia va čia krūtinėje. Super. Ar ne? Labai gerai. Dabar užsimerk, kad tau geriau. Dabar aš jam sakau žmogui. Sakau, dabar kurioj vietoje tas tiksliai jausmo centras yra? Jisai yra, va čia širdį, va čia širdyje. Papasakok. Ir tą jausmą galima jį nupiešti. Jisai gali atrodyti, ir galima pabandyti užsimerkti ir matai, ir jisai kvadratas, ar jisai apvalus, ar kažkas. Jausmas yra baimė. Ir tada per tą jausmą mes matome tokį kaip, nes jausmas, ta baimė yra tik tai pasąmonės pamojavimas tau, kad klausyk, čia yra reikaliukas, kurį reikia išspręsti. Jisai ta baimė kalba. Jinai tiesiog, baimė, signalas. Nes pasąmonė, vidus, jisai nėra logikos ir jisai neturi žodžių. Jisai kalba jausmais ir emocijom. Ir tiesiog nori kažką pasakyti. Ir ta baimė. Ir tada mes einam, kur ta baimė, kur tu ją jauti. Ir mes tada kaip trigeriu tą baimę pasigavę, mes praeinam ir galim atrasti tą priežastį, iš kur šiandieninė baimė kaip trigeris kyla. Nes ta baimė gali būti tada, kai ir tau pasąmonė parodo. Pasąmonė atsimena viską. Ką jautėjai, ką išgyvenai, viską iki detalių, ten superkompiuteris. Ir mums per tą baimę, su mano vedimu, tu nueini ir sakai, dabar tebūnie tavo pasąmonė parodo, kada pirmą kartą tavo ta baimė susiformavo ir tau rodo tenais, kad tu esi, tau ten 7 metai, 8, ir ten tėvai kažką ginčiasi, mama bara, tėtė, tai pinigų trūkumų klausimai, sakykim. Ir tada tėtis išraiškingų tonų pareiškia, kad mes nekokie tai tie, kaip jie, spekuliantai, mes sąžiningi darbo žmonės ir mes savo darbą uždirbsim šitus pinigus, o ne prispekuliuosim. Nes tai verslininkai ir visi spekuliantai, tu sėdi, supratau, ir viskas. Ir kai tik tai tu nori eiti ir padaryti verslą, nes girdi aplinkui, kad laisvė, pats, visai kitos pajamos, ten gali save realizuoti ir panašiai, ar ne? Ir tu nori ten nueiti, bet tavo ta programa, kad tu turi įsitikinimą, kad tai yra, spekuliantai, tebūnie toks tipinis posovietinės erdvės, tu negali, tu tik tai eini verslą, tau baimiai tave sukausto, ir taip tu, ir tada pabandai truputį vis eiti ir eiti tenais, nenueiti. Žinai, kas tada atsiranda? Tada atsiranda patarlės. Tada žmogus, ką sako? Tada sako, geriau būsiu laimingas negu turtingas. Nes eit verslą tenais, ten daug dirbti reikės, ten taip sunku, aš geriau vaikų nematysiu, laisvalaikio neturėsiu. Sveikinu, dar vienas įsitikinimas, iš kur jisai. Antra superinė patarlė, kuri iš tokių, sakyčiau, arba panašių situacijų atsirado, visų pasaulio pinigų neuždirbsi. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, nereikia eiti verslą. Aš lieku tada savo samdomam darbe, nes visų pinigų, realiai pasižiūrėjus suaugusio žmogaus, o kur čia paralelė? Bet pas mus yra tokia jungtis viduj ir tada savo pasiteisini, būsiu geriau laimingas negu turtingas ir taip uždaromas yra svajonės.